grįžta, pasaulis išpisa visus ir nesvarbu, kas tu bebūtum, koks manaisi esantis gražus, kartais atrodo išėjimo nėra ir desperatiškai pats nuo savęs bandai pabėgt. Kartais jaučiu, jog aplink mane tik žvėris, kurie save dar drįso pavadinti žmonėmis. Nepriklausyt nuo jų man būtų pats didžiausias gėris ir pailsėt, bent jau mintimis. Pasaulis šiuo metu atrodo nesveikai pamišęs, svarbiausia likt savim jame ir nepames galvos. Keisti radikaliai viską tik pamačius progą, nes praleidus vieną gali niekad nebebūt kitos. Negrūzinu, verčiau kalbu realiai, vieni kitų šiandien paliekame likimo valiai. Nesivargink, nebeieškok tiesos, kartoju sau, nesuprantu, kad jos nėra vienos. Ne visada atmerktos akis mato, ne visą žmonės esantys šalia tavo draugai, ne visą žmonės iš širdies sau linki gero kelio, ne visada vieta, kur gyveni tavo namai, ne visada kiti išgirsta tavo šauksmą, net ir tada, kai tu esi prie jų visai šalia. Daugelis žmonių savo širdį nešioja skausmą, manydami, kad tai dievų ir pusdievių valia. Jau antra diena, kaip neužmiegu, naktim tamso žvalgausi sienas atmerktom akim. Aš pavargau kasdien šiame pasaulyje būti vienas, norėčiau su kažkuo pasidalint savo širdim. Apsižvalgau aplinkui, tuštuma, nei vieno draugo veido ir tik spiegianti tyla. Manau, mano gyvenimo jau ištiksėjo laikas ir tikras džiaugsmas egzistuoja, kai būni tik mažas vaikas. Aš pavargau nuo tų debilų, kurie man sako, kad rašau dainas per daug liūdnai. Jie nesupranta, kad kūryba turi kokią vertę tik tada, jeigu į ją sudedami tikri jausmai. Visi žino, visiems pochui, kad su šiuo pasauliu iš esmės kažkas ne taip. Aš negaliu tikrai žmogaus įtikinti kiekvieno, kai tai darau palieku Dauno vietoj visą laik žodis. Ne visada atmerktos akis mato, ne visą žmonės esantys šalia tavo draugai, ne visą žmonės iš širdies sau linki gero kelio, ne visada vieta, kur gyveni tavo namai, ne visada kiti išgirsta tavo šauksmą, net ir tada, kai tu esi prie jų visai šalia. Daugelis žmonių savo širdį nešioja skausmą, manydami, kad tai